Bet jeigu nepyksi, nesektų, nes čia reikia prisimatėlės. Tai va, tas. Gediminas Venckus už nuopelnus Lietuvos civiliniai aviacijai apdovanojimas Dariaus Girėno medaliu. Tai ne vien man nuošaunas, čia mūsų visų. Vienas to nepasakys. Susisiekimo ministras reiškia padėką Živilei Gudaitytei už aktyvią veiklą, puoselėjant šalies aviacijos tradicijas ir Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio proga. Prašoma, miela Živile. Jūs sakot, bonė jam? Bonė man. Lygiai tas pats. Gintaras Šulkus buvo, bet jisai su balionu išvaikė palydėti garbingos delegacijos. Užimk mano vietą, aš spausiu rankas, atleiskite. Yra tokie du pas mus tvirti lakūnai, tai yra Ignas Krivickas ir Jonas Juchnius, kuris apdovanojamas netgi FAI diplomu. O aš ką tai žinote, kad aš skriejau aplink pasaulį. Aš nematau Jono. Kaip tai? Nieko? Galus. Bravo. Na dabar prieisime prie mūsų apdovanojimų. Už nuopelnus aviacijos sportui pirmo laipsnio pagarbės ženklo apdovanojimas Robertas Komšas. O gal kas iš balenautorių paimsite? Jums paklaus, tatai, paimkite. Rimas Kostiuškevičius. Apdovanojimas sportui pirmo laipsnio. Už nuopelnus aviacijos sportui antro laipsnio garbės ženklo apdovanojamas Andrius Bukauskas. Šiandien suprantu šlapą ir visą kitą su galėčiau. Šauna, dar tokį dėčiau. Taip pat už nuopelnus aviacijos sportui antro laipsnio garbės ženklo apdovanojamas Gintaras Jucevičius. Už nuopelnus aviacijos sportui ir žodžiu, už puikų teisiniavimą, už nuoširdumą ir didžiulį indėlį garbės ženklų apdovanojimą Violeta Gedminaitė. O mielas Rokas Kostiuškevičius apdovanojamas garbės ženklų trečią laipsnį. Žinote už ką, bet jis atsiprašė, jau nėra. Tai gal tėvelis paimsite? Skigitas Jėkutė
Ar šaidytas yra? Paimkite, mėlėjai. Ir taip pat trečią laipsnių garbės ženklo apdovanojimas Rolandas Maskis. Teks jums perduoti jūs spausti tvirtai ranką. Už nuopelnus aviacijos sportui, asmenį įdėlį propaguojant ir visą Lietuvos aviacijos sportą, tokiu medaliu nuopelnus aviacijos sportui apdovanojama Rimantė Virbilaitė. Abudu galite perduoti? Dėkoju. Taip pat už nuopelnus aviacijos sportui asmenį įdėlį propaguojant ir vystant aviacijos sportą. Tuo pačiu tokiu pat medaliu apdovanojama Violeta Nikonovė. Mes turime ir rekordininkų, ir atstatėme rekordininkų medalį su visais reikiamais įteisinimais ir labai malonu įteikti Robertui Beslekui. Šitas medalis, viskas bus gerai. Tai gaila, kad išėjo krašto apsaugos ministras, tai aš palinkėčiau, kad draugiškai dalintis oro erdvę, kuri gyvybiškai būtina mums daryti rekordus. Sveiki, viena padėti. Yra Tadas Grinevičius, kuris irgi rekordus. Nu, kol kas geruosios santykiuose. Užskriskite kartą virš jo trobos ir viskas bus gerai. Ačiū labai. Už ženklų indėlį propaguojant ir vystant aviacijos sportą, aeroklubas reiškia padėką Povilui Liberiui. Laiką prašome. Ne tik žodinę padėką. Va, ačiū. Čia yra labai gavus dalykas, tik aš nekalbėjau. Ignui Krivickui tas pats. Nu, Ignai, jūs šiandien yra apdovanotas, bet anas buvo kabelarės. O tas vaikų. Dominika Urbšį, tą pačią padėką. Vytautas Grigoraitis, jam taip pat iškiama padėka. Man aš galėjau kompiuterę perskaityti, nesumodau. Zinskui, kuris atostogauja toli Amerikoje. Matau, kad jūs įdegėte. Kas, kad atlėktumėt iš Ameriką, jie tau blokite jam vienu. Šarūnui Staniuliui už didelės asmeninės investicijas ir aktyvų dalyvavimą akrobatinio skraidymo sporte su greitais skrydžiais Darius ir Girėno jubiliejiniuose renginiuose. Aš paimsiu jį, jisai sakė, kad jis buvo. Aktyvę veiklą ir nuopelnus akrobatinio skraidymo sporte bei iš akrobatinio skraidymo federacijos generalinės sekretorės iniciatyvas
Atspėkite, ką apdovanojame. Rita Eriksonienė. Nekinėjimai, aš kokį netimsiu, matau ir vaikų. Labai ačiū, kad leidžia dirbti ir jums padėti. Norėčiau pamatyti Onutę Motiejūnaitę, kuri taip pat apdovanojama už visą, ką ji padarė jau. Ritare, Lietuvos Arų klubas reiškia padėką Antanui Marčiukaičiui. Nu jau už ką tai žinote, Antano pristatyti nereikia. Mielas Antanai, jūs esate? Liūdna? Na žinoma, Donaldas visada yra Donaldas. Taigi, mielas Reipartas apdovanojamas. Reiškia man jam padėka, nu už ką tik nori, už čempioną, už viską, už viską. Mielą Jūratę, kurios pavardė Janušauskienė, parašytų sportas vienas iš įdomiausių. Taigi už jo populiarinimą ir ilgametį darbą. Ir Lietuvos Arų klubas reiškia padėką LTU Magė parašutininkų rinktinei, kurie iki, padaryta jėta žemiau nenusireišia, už pasiektus aukštus parašutų sporto rezultatus laisvųjų kirtimo darinių pasaulio Europos čempionatų. Tai ką dabar su apdovanojimas baigime? Dar galiu painformuoti, kad turime mielą malonų Vytautą Šliumpą, kuris yra veteranas ir buvęs pirmas bandytojas, ar ne? Vytautai, pirmas jisai buvo bandymų stoties vadas. Vytautai pasirodė. Jis yra apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu. Ir nelaukiant jokių tų pavykų įkalbėti. Taigi, o tie, kas liko neapdovanoti, tai visi bus pastebėti. Jeigu ko nepastebėjome, atsiprašau, mielieji. Ačiū. Teisėjas pabūti laikininku, kad iš tikrųjų mes nepažeidinėtumėm reglamento. Tai, kas sutinkate pabūti teisėjų laikininku.